Mes taip nesitarėm, skiriamas aktoriui ir muzikantui Dominykui Vaitiekūnui. Kiekvienais metais Lietuvoje rengiami apdovanojimai teatro žmonėms. Jie vadinasi auksiniai scenos kryžiai. Ir apdovanoja geriausius praeitų metų spektaklius arba įdomiausius menininkus. Ir yra vienas specialus apdovanojimas, kurį gauna tik tai vienas menininkas per metus. Tas apdovanojimas vadinasi Boriso Dauguviečio Auskaras. Borisas Dauguvietis buvo legendinis teatro režisierius. Ir tas Auskaras teikiamas už inovatyvius teatro sprendimus ir naujos teatro kalbos paieškas. Ir šiais metais aš labai norėčiau pasidžiaugti, kad tas Auskaras atiteko man už projektą su kurčiųjų bendruomenė Mes taip nesitarėm. Tai labai norėjau pasakyti ačiū visai bendruomeniai, kad manim taip pasitikėjo ir kad mes kartu kuriam ir galėsim kartu toliau. Norėčiau padėkoti kurtiesiams savo kolegoms, kad įsileido mane į savo ratą ir per šiuos 4 proceso metus mokė mane, kaip įsiklausyti į kitų žmonių poreikius. Taip pat norėčiau padėkoti ir girdintiems kolegoms, o teatro bendruomenę pasveikinti ir turiu tokį palinkėjimą. Mes su kurčiaisiais kūrėme muzikinį spektaklį ir išbandėme įvairiausias priemonės, kurios galėtų padėti sujungti gestus ir muziką. Išbandėm vibruojančias grindis, vibruojančias liemenes, sukūrėm specialias projekcijas, kurios kurtiesiems leidžia scenoje orientuotis muzikinėje medžiagoje. Ir kai po premjeros aš paklausiau kurčiųjų dalyvių, kuri priemonė jiems padėjo labiausiai sujungti gestus su muzika, didžioji dalis atsakė gyvos repeticijos su scenos menų profesionalais. Todėl aš norėčiau šitam technologijų atnašavimo amžiuje palinkėti, kad bent jau teatras turėtų erdvės žmogiškam kontaktui, kaip kūrybos įrankiui ir empatijos. Ačiū labai. Su švente. Ačiū. Sveikinam. Tikrai Darius Meškauskas neklydo, Auskaras teisingoje ausyje.